Sveiki, gyvi futbolo sirgaliai, sveikiname su jumis iš LFF treniruočių centro Kaune. Ir šiandien jūsų dėmesiui OptiBet A lygos 31-ojo turo dvikova tarp Kauno rajono Hegelman ir Šiaulių futbolininkų. Žiūrinčių šias rungtynes, puikiai kombinacija dabar. Taip pat ir 2 perdavimus Patrikas Popescu yra atlikęs per 22 mačus. Po labai ilgo laiko Šiaulių klubas užkoptų ant prizininkų visai greta Virpsto. Maiklas Tiuikas štai kaip meistriškai įveikia varžovo gynybą ir muša įvartį Filipas Dangubičius. 29 minutė, Kauno rajono Hegelman veržiasi į priekį. 1-0 akistatoje su Šiaulių komanda. Filipas Dangubičius kyla rezultatyviausių A lygos futbolininkų reitinge. 15 įvarčių jau įmušė šis kroatas, štai jo 15 įvartis UEFA konferencijų lygoje. Kauniečiai pradėjo kopti tiek turnyro lentelės laiptais, tiek ir 3 įvarčiais atsakė ir išplėšė pergalę tame mače. Rolandas Baravykas vėl prieš Nauerį Petkevičių kairiajame krašte. Smūgis į vartus, štai kaip gudriai. Ir krenta išlyginamasis įvartis po Danielio Romanovskio perdavimo. Pasižymi Aleksejus Šebetūnas. Štai taip prasidėjo antrasis kėlinys Kaune. Rodo kombinaciją savo komandos draugams ir štai atliks baudos smūgį iš maždaug 25 metrų ir tiesiai vartininkas smūgiuoja Patrikas Popescu, bet jo smūgiuotą kamuolį į vartus siunčia Filipas Dangubičius. Sveikina komandos draugai kroatą su įvarčiu. Ar jis bus įskaitytas? Taip, ko gero nuošalės nėra ir fiksuojamas įvartis. Steve'as Kingas pasižymi pirmuoju, ko gero, savo įvarčiu OptiBet A lygoje. Štai koks pavojingas dabar šiauliečių išpuolį, suklydo kauniečiai gindamiesi. Eligijus Jankauskas, antrasis jo bandymas. Patrikas Popescu. Maiklas Tiuikas. Štai koks jos smūgis ir visai greta Virp. Ir kauniečių kontrataka 4-2 netgi išbėga kauniečiai. Ar sugebės realizuoti kiekybinį pranašumą? Patrikas Popescu gauna kamuolį, Filipas Dangubičius muša trečiąjį rungtynių įvartį. Ir antrąjį savo įvartį šios dienos mače 3-1. Veržiasi į priekį Kauno rajono Hegelman komanda. Jau per teisėjo pridėtą laiką Filipas Dangubičius muša ir netrukus išgirsime finalinį arbitro švilpuką, fiksuojantį, jog Kauno rajono Hegelman ekipa švenčia labai svarbią pergalę OptiBet A lygoje. 3-1 nugali kauniečiai.